pažint tave, malonėje. Dovanoji man tiek daug, kad vieno trokštu vis labiau, lenktis ir giedoti tau šlovė, šlovė. Tu, Dievas, tu, viešpats tu, dėl tavęs aš
Wonderful God. Nuostabus Dievas. Wonderful, wonderful Father. Nuostabus Tėvas. Thank you for your mighty power. Ačiū už tavo galingą jėgą. Thank you for your altogether lovely Son. Už tavo nuostabų mylinti sūnų. Thank you, Lord, Ačiū Viešpatie for a mighty salvation už tą galingą išgelbėjimą, that you have given to us. kurį tu mums davėjai. What an inheritance Koks paveldėjimas palikimas. we have in you, Father, Kokį mes turime tavyje, Tėve, for eternity. amžiams. If you have your Bibles, turn with me to the book of Ephesians, Jeigu turite Biblijas, atsiverskime Efeziečiams laišką. chapter 1. Pirmąjį skyrių. Ephesians chapter 1. Pirmas Efeziečiams laiško skyrius. I want us to understand tonight, before I share, Prieš tai, kai aš dalinsiuos, aš noriu, kad mes suprastume šį vakarą. that when God gave to Moses Kai Dievas davė Mozei the blueprint atspausdintą for the įstatymą, tabernacle of Moses on the mount, planą, visą šventyklos planą ant kalno. and the Bible says that he gave the plan Ir Biblija sako, kad davė planą, išplanavimą for this wonderful tabernacle. tai nuostabiai šventyklai. And the whole word, the whole description of the tabernacle of Moses Ir visas žodėje tas šventyklos apibūdinimas, the word in the Hebrew means the type of heavenly reality. o tas originalė žodis sako, kad tai yra tikro dangiško paveikslo atspindys. The word is pattern. He showed him the pattern on the mount. Jis tiesiog parodė The Hebrew kal- word pattern ant kalno tą paveikslą. means the type of heavenly reality. Tai yra dangiškos realybės atspindys. So in giving him the pattern, the tabernacle of Moses, he was showing him a picture of what heaven is going to be like. Ir tiesiog rodydamas tą pavyzdį ant kalno, jis parodė, kokia bus dangiška ta realybė. And then in the New Testament, Ir Naujajame testamente he gives Paul jis duoda Pauliui the pattern tą vėl pavyzdį of the fulfillment of the church. Bažnyčios išpildymo. The Old Testament tabernacle of Moses was the church in the wilderness. Senajame testamente tai buvo bažnyčia dykumoje. With all of its laws, Su and savo all of visais its įstatymais. procedures, and all of its offerings. Viso to, kas ten vyko, tos patarnavimu, viso aptarnavimu. Then we translate into the New Testament, the New Covenant. Ir mes perkeliam tai į naują sandarą, į naują testamentą. God gave to Paul, the apostle, Ir Dievas davė apaštalui Pauliui the pattern pavyzdį for the New Testament church. apie naujo testamento bažnyčią. Gave it by revelation. Per apreiškimą. And it is the fulfillment Ir tai yra of išpildymas the Old Testament tabernacle tos senojo testamento šventyklos tvarkos. of Almighty God. Galingo Dievo. Part of the entire pattern of the New Testament Visas tas naujojo testamento paveikslas. was the kingdom of heaven in operation. Veikianti karalystė. Veikianti karalystė čia žemėje. We got that. The Ar kingdom suprantate? of heaven. Dangiška karalystė. If we look at what we call the church today, Tai, ką mes vadiname bažnyčia šiandien, okay, and remember, atsiminkime, the church is you, bažnyčia esi tu, the church is me, bažnyčia esu aš and the church is us. ir bažnyčia esame mes. But we have been socialized, Bet mes taip buvom, our thinking, mūsų protas, mąstymas buvo taip socializuotas, our behavior, mūsų veiksmai, we have elgesys, been socialized taip buvome by sąmoninti traditions of men per žmonių tradicijas, rather than the living reality of the Spirit of God. vietoj to, kad būtume paveikti tos gyvosios dvasios veikimu, realybė.
How many times has the Holy Spirit spoken to you? Kiek kartų tau Dievo dvasia How kalbėjo? many times has the Spirit of God ministered to you in the depths of your being? Kaip dažnai gyvojo Dievo ta dvasia kalbėjo How tau, many times tarnavo has the tau Holy viduje? Spirit told you to do something? Kiek Or kartų to tau give sakė padaryti something? Or vieną, to go pasielgti somewhere? antraip, padaryti kažką tai? How many times has the Spirit told us to lay hands on somebody? Kiek kartų Dievo dvasia kalbėjo uždėti rankas ant kažko tai? He is the Spirit of life, Jis yra gyvenimo dvasia. sent from the Father and the Son to Atsiusta iš tėvo ir sūnaus. glorify Jesus, Pašlovinti Kristų Jėzų. Išaukštinti Kristų Jėzų. Išaukštinti to Kristų magnify Jėzų. Jesus, to Pagarbinti bring jį. life Atnešti gyvenimą into death. į mirtį. And we are the instruments O mes esame that the instrumentai, Holy Spirit fills kurį šventoji dvasia to pripildo, manifest Jesus kad Christ. apreikštume Kristų Because Jėzų. I'm the expression of Christ and you're the expression of Nes Christ. aš esu Kristaus atvaizdas ir tu esi Kristaus ekspresija. But we would Išraiška. rather submit Bet vietoj to, kad mes paklūstume to dead religion mirusiai religijai, than to the living reality vietoj to, kai gyvai religijai, Of Jesus Christ. gyvai realybei Jėzaus Kristaus. And so we do not demonstrate Todėl mes the nedemonstruojame kingdom. tos karalystės. The early church, the first century church, Pirmojo amžiaus bažnyčia lived the kingdom life gyveno tą karalystės gyvenimą on earth. žemėje. We got that. Ar suprantame tai? The early church, the first century Ankstyvoji church, bažnyčia, pirmojo amžiaus bažnyčia, they lived jie gyveno the kingdom life. on karalystės earth. gyvenimą čia žemėje. You tell me anywhere in history Papasakokit, ar atsiminkit kur nors, bet kada istorijos laikotarpyje, since the first century nuo pirmos bažnyčios, nuo pirmojo amžiaus, where in one day, in one place, over 3,000 were added to the church. kad per vieną dieną, vienu metu 3000 būtų tiesiog pridėti prie bažnyčios. Hasn't happened. Taip nevyko, Why? Because we've made religion nes mes padarėme religiją, out of his kingdom iš jo karalystės padarėme religiją. instead of allowing the Holy Spirit Vietoj to, kad leistume šventai dvasiai to do what he wants to do. daryti tai, ką jinai nori daryti. Hallelujah. Hallelujah. So we are supposed to, Todėl mes the turime, church bažnyčia should not have changed neturėjo in pakeisti its power, its operation, its life. jos gyvybės, jos jėgos, tos gyvenimo. We should be the same church Mes turim būti ta pati bažnyčia šiandien. as the church that Paul belonged to, Tokia pati bažnyčia, kuriai Paulius the church priklausė. that James and Peter and John belonged to. Jokūbas, Petras ir Jonas, kuriai We should be priklausė. doing the same miracles, Mes turim daryti tos pačius having the stebuklus, same power, turėti tą pačią seeing jėgą, the same soul saved, tai gelbėti seeing tas the pačias outpouring of sielas, God's Spirit, tą pačią dvasią but lieti. because we have chosen, Bet dėl to, kad mes pasirinkome, because we have chosen dėl to, kad mes pasirinkome to walk according to dead tradition, vaikščioti pagal mirusiąją religiją, we have been robbed mes buvome apvogti of that reality, tos realybės, of the power of God. Dievo jėgos realybės. Amen. Amen. I don't have time tonight Šį vakarą neturiu tiek daug laiko, to minister on the kingdom because it's such a vast subject. kad galėčiau patarnauti jums ir papasakot apie karalystę, nes tai yra tokia plati tema. But I want us to just understand Bet aš noriu, kad suprastume one or a couple of very important things keletą labai svarbių dalykų, that Paul makes very clear to the Ephesians. kuriuos labai aiškiai Paulius kalbėjo Efeziečiam. Verse 17, 17 eilutė, pirmas skyrius. that the God of our Lord Jesus Christ, Kad mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Dievas, the Father of glory, šlovės tėvas, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jo pažinimui that the eyes of your understanding ir apšviestų jūsų širdies akis. be enlightened. Apšviestos būtų jos. Yeah? Let the explosion of light Kad ta tiesiog kaip sprogimas tos šviesos and truth ir tiesos take place in us. apimtų mus. That's the revelation of Jesus Christ Tai Kristaus Jėzaus apreiškimas by the Holy Spirit. per šventąją dvasią. Instead of listening to our dead
religious tradition vietoj to, kad klausytume mirusias religijos, that makes the word of God of no effect. kuri padaro Dievo žodį visiškai neveiksnų. Rather, Vietoj to, let's allow the Holy Spirit kad leistume šventai dvasiai, to explode in us mumise tiesiog išsprogdinti, atverti revelation knowledge tą apreiškimo pažinimą. of Jesus Christ. Jėzaus Kristaus tą apreiškimą. Hallelujah. 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 That you may know what is the hope of his calling and what the grace and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. Kad pažintumėte, kokia yra jo pašaukimo viltis, kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. The hope of his calling, Jo palikimo the hope viltis, of his calling, not my calling. jo pašaukimo viltis, ne mano. The hope of his calling, beloved, Jo pašaukimo viltis. is you. Esi tu. The hope of his calling is you. Jo pašaukimo viltis esi tu. He has invested. Jis investavo. What is his inheritance in you? Koks yra palikimas, jo palikimas tavyje. Yeah, I have an inheritance in him. Be abejo, aš turiu palikimą jame. I have an inheritance of eternal life Aš turiu amžiną in Christ amžiną Jesus. palikimą, amžiną gyvenimą, I palikimą have, Kristuje I Jėzuje. have an inheritance of riches. Tų turtų palikimą. I have an inheritance of power. Aš turiu palikimą I have jėgos. an inheritance of good things. Aš turiu gerų dalykų palikimą. I have an inheritance of persecution. Aš turiu palikimą I have an persekiojimo. inheritance of suffering. Aš turiu palikimą kentėjimu. Amen. Amen. We don't want to think about those Mes apie things. tuos dalykus tai dažniausiai We only nenorime want to think galvoti. about that which we think is good. Mes visada norim galvoti tik apie tai, kas yra gera. But what is his inheritance in me? Bet koks yra jo palikimas I have manyje. an inheritance in him. Aš but turiu palikimą he jame. has an inheritance Bet in jis me. turi palikimą manyje. What is his inheritance in me? Koks yra jo palikimas manyje? He has redeemed me Jis atpirko mane for his pleasure, savo malonumui, for his glory, savo šloviai, for his power, savo jėgai, for his demonstration. savo demonstracijos That's his parodymui. inheritance in me. Tai yra jo palikimas manyje. How am I his living inheritance? Kaip aš jo gyvoji ta How am I palikimas. his powerful inheritance? Kaip aš tas jo gyvas How palikimas. am I his dynamic inheritance? Kaip aš tas jo dinamiškas How palikimas. am I his excited inheritance? Kaip aš jo tas susižavėjęs palikimas. How am I? Yeah? How am I Kaip aš. his shining inheritance? Kaip aš tas šviečiantis, spindintis tas palikimas. Because that's what I'm meant to be. Ašgi toks turiu būti. Not defeated and overcome. Neužvaldytas, nugalėtas. What is the riches of the glory of his inheritance in the saints? That's you, that's me. Kokie jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose. Tai esi tu, tai esu aš. The riches of his glory. Jo šlovės turtai. Love it. Brangieji. We can never be glorious Mes niekada negalim būti šlovingi. until we see the way he sees. Iki tol, kol nepamatom taip, kaip jisai mato. Until we understand the way he understands. Iki tol, kol mes nesuprantam taip, kaip jis supranta. Until we live the way he lives. Iki tol, kol mes nepradedam gyventi taip, kaip jis gyvena. He came down from heaven. Jis nužengė iš dangaus. Let's understand who he was. Supraskime, kas jis buvo. He was very God. Jis buvo pats Dievas. He was very God. Jis buvo pats Dievas, Clothed in human form. kuris apsirengė žmogumi, Came down to heaven kuris nužengė iš dangaus, so that he could touch me. kad jis galėtų paliesti mane, So that he could embrace me. kad jis galėtų apkabinti mane, So that he could understand. kad jis galėtų suprasti. You see, we have no excuse, beloved. Mes matot, neturim jokio pasiaiškinimo. He's not a God that is far away. Jis ne kažkoks Dievas, kur labai labai toli, God that came right down bet tas Dievas, kuris atėjo
va čia, walked among us, kuris vaikščiojo tarp mūsų, experienced life as we experience it, pergyveno tą gyvenimą, kokį mes gyvename. went through everything that we went through, Perėjo viską, per ką mes einame. tempted in everything as we are tempted, Jis buvo gundomas viskuom, ko mes esame gundomi but šiandien. without sin. Bet be nuodėmės. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So you know what? Tai žinot ką? He understands us. Todėl jis supranta mus, He knows us. jis žino mus, He was with us. jis buvo su mumis, He is with us. jis yra su mumis. And having walked among us, Ir vaikščiodamas tarp mūsų, he lifted us up jis pakėlė and seated us ir pasodino mus. in heavenly places O tose dangiškose in vietose, himself, savyje, in God, Dieve, his Father, Tėve, so that I might know the heartbeat of God, kad aš galėčiau pažinti That I jo might širdies experience plakimą, the heart of my kad aš Father. galėčiau pergyventi jo širdies that I plakimą, might walk, kad aš galėčiau that I might vaikščioti, live, kad aš galėčiau that I gyventi, might be victorious, kad aš galėčiau būti that I might pergalingas, overcome, kad aš būčiau that I nugalėtojas, might be in the bosom of kad God aš the galėčiau Father būti Dievo in Tėvo Christ glėbyje, Jesus. Kristuje Jėzuje. Hallelujah. Hallelujah. You realize that? Ar suprantate? He took you into the bosom of the Father. Jis paėmė tave į Tėvo glėbį. He came out of the bosom of the Father. Jis atėjo iš Tėvo glėbio. He came out of the bosom of Jis atėjo iš Tėvo glėbio. the Yeah. Somebody asks Kažkas klausė, me, where are you? kur tu? Where do you come from? You know, Iš kur tu atėjai? Visi klausė, iš kur tu? people always ask, like to ask, where do you Jie come from? klausė vis, iš kur tu atvykai? Yeah? What's your country? Where do you come O from? iš kokios valstybės, iš kur? Pasiaiškink. I'm not trying to be superior, Aš nebandau kažkoks būti toks, kažkoks superiškas ar kažkoks antgamtinis. but I come from the heart of God. Bet žinokit, aš atėjau iš Dievo Tėvo glėbio. No, I come from the heart of God. Aš atėjau iš Tėvo širdies. I'm consumed with a passion for my Father. Aš esu prarytas tiesiog tos aistros Tėvui. I'm in love with my Father. Aš esu įsimylėjęs į Tėvą. One with my Father. Aš esu vienas su I Tėvu. adore my Father. Aš jį tiesiog My dievinu. Father is everything. Mano tėvas yra My viskas. Father is my reason to live. O man tėvas yra My father mano priežastis provides. gyventi. Jis My mano Father aprūpins. blesses. Jis mane My laimina. Father heals. Jis gydo. My Father protects. Jis saugo I mane. live in His bosom. Aš gyvenu jo I come glėby. out of His bosom. Aš atėjau iš jo I'm glėbio. in this nature. Aš gyvenu I have jo his gyvenimą. nature. Aš turiu jo I have his prigimtį. character. Aš jo turiu jo I have his charakterį. passion. Aš turiu jo I aistrą. have His love. Aš turiu jo meilę. Jesus took me Nes Jėzus paėmė right mane. into His bosom. Jis paėmė jo glėbį. Ir aš gyvenu The bosom jo of glėbyje. my Father. Savo tėvo glėbyje. Hallelujah. Hallelujah. That's what God Vat ką Dievas purposed for the church. paruošė bažnyčiai. That's where we were supposed to be. Tai yra vieta, kur kiekvienas turime būti. In the bosom of the Father. Savo tėvo glėbyje. Hallelujah. 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 You see, that's where the church is supposed to be. Tai yra tai, kur turi būti bažnyčia. And if we were there, we would be the powerful church. Ir If we were there, we would be the powerful in the bosom of the Father. We jeigu would be mes the ir powerful būtume church. toje vietoje, tėvo glėbyje, mes būtume galinga bažnyčia. We would be the victorious church. Mes būtume pergalinga bažnyčia. We would be the church Mes būtume bažnyčia. of the first century. Pirmojo amžiaus bažnyčia. But we're not there Bet mes nesame tenais. because we're caught up Nes mes taip įsivėlę įsisukę with religious systems of men su žmogaus religinė ta sistema, that have robbed us and kuri deprived apvogė mus, us apiplėšė mus and excluded us ir atskyrė mus from God's wonderful, glorious, nuo Dievo nuostabaus, šlovingo, powerful, galingo, victorious plan. šlovingo, to galingo plano. Christ in me, Kristus manyje, the hope of glory. šlovės viltis, But something more. bet kažkas daugiau. When Daugiau. I am immersed in Christ, Kai aš esu panardintas Kristuje, when I am consumed by Christ, kai aš esu prarytas Kristaus, that is glory tai yra šlovė. because I'm in the bosom of the Father. Nes aš esu tėvo glėbyje. Hallelujah. Hallelujah.
And what is the exceeding greatness of his power to us who believe according to the working of his mighty power? Ir kokia beribė jo jėgos didybė mums, kurie tikime, veikiant jo galingai jėgai. And what is the exceeding greatness of his power Ir kokia beribė jo jėgos didybė. to us who believe? Mums, kurie tikime. Is it just intellectual? Ar tai tik intelektiškai, protiškai? Is it just something we read about in the Bible? Ar tai yra tik tai, ką mes šiaip sau skaitom Biblijoje? Is it just something that we've read about in history Ar books? šiaip kur skaitėm istorijos vadovėliuose? Is it something that we just think about? Ar tai yra tik dalykai, apie kuriuos pagalvojame? Or is his exceeding great Ar iš power tiesų yra ta beribė jo jėgos didybė veikianti in my life mano gyvenime and through my life? ir per mano gyvenimą? Hallelujah. Hallelujah. One of the greatest principles of the kingdom of heaven, Vienas iš nuostabiausių karalystės principų, given by Jesus Christ. Blessed are the meek, yra palaiminti romieji, for they shall inherit the earth. nes jie paveldis žemę. Blessed are the meek, Palaiminti romieji, for they shall inherit the earth. nes jie paveldis žemę. Now, beloved, let me tell you something. Leiskit brangiai I got pasakyti. nothing against you owning property. Aš visiškai čia ne prieš jūsų kažkokį, kad užvaldyti turtą. I got a lot of property in Africa. Aš turiu labai daug nuosavybės Afrikoje. So what? Tai ką? So what? Tai ką? Doesn't matter. Tai visiškai ne apie tai. Yep. The problem is Problema yra, that we own a house, kad mes turime namuką, we own a piece of ground, biški žemės gabalėlį, we have a business, turim versliuką, we have a farm. turime fermą. Say, Jo. this is mine. Ir mes sakome, čia yra mano This is my house. namas, This is my territory. mano teritorija, This is my property. mano nuosavybė. This is my farm. Tai yra mano ūkis. No, it isn't. Ne, nėra. It's God's. Tai Dievo. It's God's. Tai Dievo. See? We say, well, when I die, Mes sakome, kai aš mirsiu, I'm going to leave my house to my children, aš paliksiu savo namas vaikams, or I'm going to leave my farm to my grandchildren. o ūkį paliksiu, sakykime, I've anūkams. got this territory. I've got this property. Aš turiu šitą I've got nuosavybę, this šitą money in gabalėlį the žemės, bank, šitos pinigus bankė and I'm going to leave it ir juos paliksiu to my children. savo vaikams. But your children are liars, Bet tavo vaikai yra melagiai, drunkards, girtuokliai, drug addicts, narkotikus thieves, naudoja, vagis, rotten, supuvę, corrupt, iškrypę. and you're going to leave Ir tu your paliksi inheritance savo palikimą drug addicts, narkomanams, melagiams, thieves. vagims, I apgavikams. don't care if they have your name. Man visiškai nesvarbu, jeigu jie turi tavo pavardę. They don't have your character. Jie neturi tavo charakterio. Come on. Nagi, See? My father said to me some time ago, kažkada anksčiau mano tėvas man sakė, well, I guess this is the end of the Howard family because I don't have a family. My brother doesn't have children. And I guess that's the end of the family name. ir jo tėtis sakė, nu va, kadangi jis neturi vaikų, jo brolis neturi vaikų, nu tai vadinasi, ką, viskas su mano giminė, viskas baigėsi. I said, Dad, I don't give O aš pasakiau, I don't give tėti, a hoot about the family name. patikėk man visiškai nerūpė dėl mūsų tos pavardės išnykimo. Why would I be worried about my family name? Kodėl man turėtų rūpėti mano pavardės? Vat, I got a new name written down in glory. o aš turiu naują vardą įrašytą šlovėje. I have a name that's eternal. Aš turiu vardą, kuris yra I amžinas. have a name that's never going to fade. Aš turiu vardą, kuris Why niekada would I be neišnyks. worried about a family name on the earth? Kodėl aš turiu And nerimauti dėl tos pavardės, kuri čia And iš besides žemės. which, Ir prie viso to, when you're gone, kai tu what are you išeisi, going to care about what you left here? koks skirtumas, kas ten lieka už tavęs? You're dead and gone. Tu miršti ir viskas. Why would you worry about what you're going to leave behind? Tu ko čia parinėsi, kas lieka po tavęs? But at least leave it behind
in the hands of the kingdom of God. Bet vietoj to, kad rūpintumėsi, kas išlieka Kristaus karalystėje, jame. See, we don't understand. Mes nesuprantame. You know, I read about some of these big ministries in America and all over the place. Aš skaitau apie tos didelius tarnavimus Amerikoje ir visose How kitose the pasaulio vietose. founders or those who operate these ministries, I've got to leave the ministry to my son. I've got to leave the ministry to my daughter. Ir kaip jie susijaudinę visi, dėjoja, aš turėsiu palikti tai turbūt sūnui ar dar kažkam palikti. Visi susirūpinę tom. But you know what? Bet žinot ką? They're not fit. Bet jie niekaip netinka. They don't have the calling. Jie neturi pašaukimo. God didn't appoint them. Dievas net nepašaukė jų, net nepaskyrė jų. Yeah? Taip? My son is sitting at the back there, Bet mano sūnus sėdi paskutinėje eilėje. raised up of God, Pakeltas Dievo, appointed of God, pašauktas Dievo, anointed of God, pateptas Dievo, chosen of God. Dievo išrinktas. I wouldn't give a hoot if I had 10 children in the natural. Ir man visiškai Not nesvarbu, one of jeigu them is going to turėčiau inherit 10 what I savo have, vaikų, because not niekas- one of them might be appointed and anointed of God to have what I have. Ir visiškai nesirūpinčiau tais 10 savo vaikų, nes tik galbūt tik vienas iš jų iš tiesų yra išrinktas ir pašauktas, turintis tokį patį pašaukimą kaip aš. Okay? Taip? Yeah? Well, you know, you're looking at me like now I came from Africa. O jūs dabar žiūrite į mane, kaip aš lyg būčiau atvykęs iš Afrikos. See, beloved, that's human thinking. Matot, tai yra žmogiškas mąstymas. I'm going to leave my inheritance to my natural son or daughter, Aš no paliksiu matter savo what kind palikimą of savo- character they are. Savo sūnui, savo dukrai, nesvarbu, kokio charakterio jie yra. No, I'm not. I'm going Ne. to leave my inheritance O aš paliksiu savo palikimą. to my anointed, Mano pateptajam, appointed išrinktajam. inheritance of God. Palikime Dieve. That's the kingdom. Tai yra karalystė. That's the kingdom. Tai yra karalystė. Hallelujah. That's the kingdom. Hallelujah. Tai yra karalystė. So how far we are from the kingdom of God. Tai kaip toli mes esame nuo karalystės. Okay, so Jesus said, Jėzus sakė, blessed are the meek. yra palaiminti romieji. Who are the meek? Kas yra romieji? Everybody would say, well, they're quiet, they're the O humble. kas pasakys? Nusižeminę, tylus. No. Ne. Moses was the meekest man that lived. Mozė buvo romiausias žmogus žemėje. But Moses had a violent temper. Bet Mozė turėjo tokį sukililišką, kaip čia pasakyti, tokį temperamentą. All the days of his life. Visas savo gyvenimo dienas. Remember, it was in blind rage. That's what we call it. Blind rage, that you no longer see reason. Tai yra toks pasakymas, tas nematomas akiratis, kai mes jau nebematom tam tikro, kaip čia In pasakyti, blind mūsų rage, he slew the Egyptian. Jisai, vat, tuo momentu, kai kaip čia apako, jisai užmušė tą egiptietį. Kai apakintas, gal taip pasakyti. Amen. Kai mes apankam tam tikrais momentais. In blind rage. Bet būtent apakintas, In jisai blind užmušė. rage, he came down from the mountain with God's tables of law and he smashed them. He was so angry with Israel. Būtent toks, kai nulipo nuo kalno, jis toks kaip buvo apakintas ir paėmė sudaužė tas akmeninės plokštės. Nowhere did God tell him to do that. Niekur nebuvo pasakyta, kad Dievas liepė jam tai padaryti. That was taking action into his own hand. Bet tai buvo veiksmas atliktas jo paties rankomis. In blind rage at the end of the journey, he's so angry with Israel that despite the fact God tells him what to do, he strikes the stone. Jis apakintas to tokio pykčio tada jau pabaigoje visos kelionės, vietoj to, kad paklūstų Dievui ir kalbėtų uolai, jis trenkė uolai. A second time Antrą kartą. and says Ir to pasakyta Israel, Izraeliui. must we fetch you water out of this rock? Kai kalbėjo, kad negi šitos uolos tekės. Yeah. And because of it, Ir dėl to he didn't enter the promised land. neįėjo į karalystę. So to say the Labai humble are the pažadėta žemė. meek, the quiet, that doesn't count. Todėl sakyti tai, kad romieji yra tie ramus, tylus, tokie nusižeminę. Psalm 37 gives us a definition Psalmė 37 psalmė. of the meek.
kalba I apie don't have time to Romui. look at it tonight. But Aš dabar if you neturiu wanna laiko pasižiūrėti. know the definition of the Bet meek, jeigu norit look at Psalm apibrėžimą 37. pasižiūrėti, The meek are those who 37 psalme, delight, those kurie who are pasim- excited, kurie turi those who are pasimėgimą, dynamic, kurie yra those who are dinamiški, alive, kurie yra those who are gyvi, passionate kurie yra aistringi. in God, Dieve, those who know how to praise Him kurie žino, kaip pašlovinti jį and delight ir pasimėgauja in the abundance of His peace. jo tom ramybės pertekliuje. How many times did Jesus say after His resurrection? Po prisikėlimo Kristus kalba vienoje He vietoje. appeared to the disciples. Jis pasirodo mokiniams He always said to them, peace, ir jis visada sakydavo ramybė, peace. ramybė. Amen? Amen. Peace. You know, Ramybė. if there's anything that's lacking amongst the believers, it's peace. Jeigu ko ir trūksta tarp tikinčiųjų, tai ramybės. And if you don't have peace, Ir jeigu tu neturi ramybės, you cannot have joy. tu negali turėti džiaugsmo. Come on. Nagi, If you don't have peace, jeigu neturi ramybės, if you're not sure who you are in jeigu tu Christ, tikrai nesi užtikrintas, if kas tu you're esi not sure Kristuje, what He's done for you, jeigu tu nesi užtikrintas, if ką you're jis not atliko sure dėl where you're tavęs, going, jeigu tu nesi if užtikrintas, you're kur tu not eini, sure about jeigu tu your nesi inheritance, užtikrintas savo you palikimu, can never have peace. tu niekada neturėsi And if ramybės. you can't have peace, Ir jeigu tu you negali sure turėti ramybės, can't have tu tikrai joy. negali turėti ir džiaugsmo. That's why most people, Christians, walk around with miserable faces. Dėl ko dažnai labai vaikšto tokie apgailėtinais veidais tiek tikintieji. Because they don't have joy. Nes jie neturi džiaugsmo. Joy is not a smile on my face anyway. Tai ne šypsena veidė vien tik tais. Joy is the assurance Džiaugsmas yra užtikrintumas, of what Christ has done. ką Kristus padarė. But that assurance must give me a smile on my face. Bet tai natūrali išraiška mano šypsena, to užtikrintumo Hallelujah. manyje. Blessed are the meek. This great principle of the kingdom. We're Tai talking yra about labai galingas principas, kad they palaiminti shall romėjai. inherit the earth. Jie paveldės žemę. I don't need to own real estate in Man Lithuania. nereikia I turėti don't need to nuosavybę own real estate in Lietuvoje Finland. ar I don't need Suomijoje. to own real estate Ar in man Great turėti Britain. Why Didžioji would I need Britanija? to own Kam man it to reikia? when I would have to pay all the taxes Kai aš on it turėsiu mokėti mokesčius visus and ir all visą the kitą. nightmares about it? Ir turėti nakties košmarus dėl tų dalykų. When all I got to do is walk into Britain Ką man reikia įeiti? and demonstrate His joy and His victory and His praise. Man reikia vaikščioti tiesiog Didžiosios Britanijos žemė, džiaugtis, būti laimingam And I own. ir aš tai paveldžiu. I'm in control. Aš esu This is kontroliuoju. my Tai. place. Tai yra mano vieta. Doesn't matter whether the bombs are falling. It Jeigu doesn't tai ir matter bombos whether krenta, there's a war. ar tai yra karas aplinkui. When we built the Bible school in southern Sudan during the worst years of war, Kai mes statėme mokyklą, koledžą, Bible college, Biblijos koledžą Pietų Sudane, būtent pačiomis karščiausiamis karo dienomis, the bombs fell every single day. bombos krito kiekvieną dieną. And not once Ir nei karto were we afraid. mes buvom, kad būtume buvę išgazdinti. Yeah. Nie kartą. My friend was the general Mano draugas buvo generolas. of the Sudan People's Liberation Army. Sudano išgelbėjimo armijos Great man of generolas. God, great military man. Galingas Dievo vyras, galingas And every generolas. time the bombers would come, I would stand out and Kiekvieną kartą, kai krisdavo bomba, aš point my stovėdavau, finger at them. aš nukreipdavau savo pirštą And he came along, he said, please, Pastor, ir jisai please. sakydavo, o pastoriau, prašau, Won't you go down? Won't you go into the... Because ar galėtumėte eiti ten į apačią? everybody had to have bunkers. Nes visi turėdavo, tuo metu privalėjo turėti Please go bunkerius. into the bunker. Prašau, eikite tą bunkerį, I said, my, nusileiskite. my friend, O aš sakydavau, mano draugė, God didn't make me a rabbit Dievas nepadarė manęs kiškių, to live in a hole. kad gyvenčiau oloje. I'm not going down in there. Aš neįsiu į tą olą. I am a son of the king. Aš esu Dievo sūnus. Not one bomb is going to Karaliaus fall on sūnus. me. Nei viena bomba Not one nenukris ant bomb manęs. is going to kill me. Nei viena bomba Not one nenužudys landmine. manęs. Jokia Not mina. one anti-personnel mine. Niekas. I walk through the raketa. minefields and nothing is going to happen. Aš eisiu minų laukais ir man niekas neatsitiks.
When we got the piece of property that was our Bible school, Kai mes gavome tą žemės gabalėlį, kuriame buvo tas Biblijos we koledžas, were building and working there. mes ten dirbom, statėm And one day I was just walking around ir on vieną the dieną property, vaikštau tiesiog po tą žemę. and I looked down and there's an anti-personnel mine. Ir aš taip žiūriu, ta žmogiška, ta minos, kurios prie žmogų. Taip? Pėstininkų mina. And then I see there's another one. There's Ir čia another dar one. viena, dar viena, There's another one. dar There's viena, another dar one. viena. And we started collecting up all these mines. And Ir mes pradėjom surinkinėti tas we minas. had a mountain of them. Mes turėjom va, tokį kalnelį tų minų. We had dozens of people Mes turėjom pilną žmonių, walking around on that property, kurie digging vaikščiojo here, po tą žemę building ir there. iškasinėjo jas. Not a single person ever Nei got vienas injured by a mine. vienas Not žmogus a nebuvo single mine sužeistas ever tos minos. detonated on that property. Nebuvo, kad That's the power of detonuotų God. tą miną. The Tai meek- Dievo jėga. Romieji will inherit the earth. paveldis žemę. This is my inheritance. Tai yra mano At paveldimas. this time, Šiuo metu, this season, dėl šito for God's periodo, glory, dėl Dievo the šlovės, manifestation of God's dėl jo power. apreiškimo, jo Hallelujah. šlovės apreiškimo. Hallelujah. From our Bible college grounds, Nuo mano koledžo žemės there was a great mountain, buvo toks labai didingas probably kalnas. about 50 kilometers away. Gal 5 kilometrai nuo mūsų. And it was the home, the stronghold of all the witch doctors and the powers of darkness of southern Sudan. Ir tai buvo pietų Sudano visų tų raganių, kerėtojų tokia kaip buveinė. And I said to God, we've got to take that stronghold. Ir aš pasakiau, Dieve, mes turėtume tą tvirtovę tų raganių užimti. We didn't start shouting and screaming at devils and demons. Mes nepradėjom That's not šaukti God. ten, surišinėti ten tų visų velnių. I don't have Tai ne anything to do Dievas. with the devil. Aš nieko bendro neturiu su velniu. I don't have anything to do with the devil. Aš nieko bendro su juo neturiu. I have everything to do with with God. Visa, kas yra, mano visi reikalai yra su He's my Dievu. father. Jis mano tėvas. No? He's my father. Jis mano tėvas. And he will fight the devil and his angels. Ir jis kariaus Not me. su savo angelais, ne aš. My business Mano reikalas is Mano with reikalas God. yra su Dievu. My business is not with the devil. Mano reikalas su Dievu, bet ne su velniu. And we praised and we worshipped and Ir we mes šlovinom, mes garbinom, rejoiced. mes In džiaugiamės. the midst of all these bombs falling, Vidury tų bombų we had victory every single day mes turėjom pergalės kiekvieną dieną. for about 4 years. Gal kokius 4 metus. And then one day God said, Ir staiga vieną dieną Dievas pasakė, now take the stronghold. dabar užimkite tą tvirtovę. So I let it be known Ir, to everybody. ir aš tada tai paskelbiau kiekvienam. You know, the African drum and the African grapevine spreads news faster than anything. Afrikoje tas būgnų, kaip čia pasakyti, skambesys nuskamba kur kas greičiau už viską. So I stood up and I told everybody, Ir aš užlipau ir pasakiau, send a message out siūskite žinią, in 2 weeks' time. kad per 2 On such and mėnesius, such a day. per 2 savaitės, tokią ir tokią dieną, I'm opening the gates of this Bible school aš atidarau, atveriu jau duris šio Biblijos koledžo and I'm inviting every witch doctor, ir aš kviečiu visus tuos raganius, every witch, kiekvieną every raganą, wizard, kiekvieną tą every, raganių every kerėtoją, devil in the natural bet kokį velnę natūraliai kūnę, to come right here on these school grounds. ateiti ant šitos Biblijos koledžo žemės. Cast all the spells you like. Galit kalbėti, ką norit, Put all the witchcraft you like on galėsit us. daryti bet kokius užkerėjimus tenais, Do whatever you like. galėsit daryti, ką norit. Don't do it in secret. Ten nedarykit slaptoje, Come and do it right in my ateikit, presence. vat štai čia, vat mano akivaizdoj padarykite. Cowards. Don't hide in your mountain. Nesislėpkite ant savo Come kalne. down from your mountain. Lipkit nuo kalno, Come right into my school ground. tiesiai ant mano žemės. Bring your bones, bring your Atsineškit savo- charms, bring your atsineškit- medicine, atsineškit bring savo- all your voodoo, bring whatever. Vudų, žolelės, ten kaulus ir visą savo... And come and do what you want to Instruments. do right here. Ir darykite tai, ką norite čia. On the appointed day,
Ir paskirtąją dieną not a single witch doctor came. nei vienas tas gydytojas raganius, Nobody came. nei vienas netėjo. Come on. Nagi, Because they heard of the power nes jie girdėjo apie jėgą, that we had. kurią mes turėjome. And from that moment, the stronghold of Satan over the whole of southern Sudan was broken. Ir tą dieną visa ta tvirtovė pietų Sudano raganių buvo sunaikinta, sutriuškinta. In the same way Tuo pačiu būdu, that when the magicians of Pharaoh kai tie visi faraono, visi tie lygiai taip pat burtininkai, could not call up the frogs, negalėjo iššaukti varlių. the power of Satan over Egypt was broken. Ta diena buvo sunaikinta ta galia šėtono Egipte. Hallelujah. And Hallelujah. while Egypt was in darkness, gross darkness, so that you could touch it, O Egiptas buvo tokioje tamsoje, kad tu net galėjai pajusti, the land of Goshen, paliesti. where Israel lived, O Geršono ta žemė was in light. buvo šviesoje. Hallelujah. 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 Beloved, when the stronghold of Satan is broken, Matot, kai šėtono tvirtovė yra sutriuškinama. the earth is mine. Žemė yra mano. This is mine. Tai yra mano. This is my Tai territory. yra mano teritorija. No, religion can't do that. Religija to negali padaryti. Religion can't do that. Religija to padaryti Only negali. the kingdom can do that. Tik karalystė gali tai padaryti. Kingdom living, Gyvenanti kingdom karalystė. power, Jėga kingdom karalystės. anointing, Karalystės patepimas. kingdom authority, Karalystės autoritetas. kingdom fire. Karalystės ugnis. Only the kingdom can do that. Tik karalystė gali tai Not padaryti. any religious Jokia religija, organization, no organizacija. matter how big the church, Nesvarbu, kokia no didžia matter how big bažnyčia, the denomination, kokia didžia denominacija. nobody but the kingdom Niekas, nei vienas kaip asmuo, tik karalystė can inherit the earth. gali paveldėti žemę. Wherever I go, Bet kur aš beičiau, I'm going to inherit. aš paveldėsiu. This is mine. Tai yra mano. Yeah? I'm bringing kingdom authority Aš atnešu karalystės autoritetą, because I am his inheritance. nes aš esu jo palikimas. Paveldas. I am his mystery. Aš esu tas jo, ta paslaptis. See, what annoys me is when I look at Christians and they're nothing but a bunch of pathetic losers. Kas mane labai taip, kaip čia, trikdo, kai pasižiūri į krikščionis, kurie tiesiog Get nieko the right kito, word, please. Get the right word. It should. niekas kitas kaip tokie visų nevykėlių kažkokie grupė kažkokie. Loseriai, nu jo. Loser, yeah. Good. You know, my brother here is putting up neon signs in Norway. You know, my brother here is putting up neon signs in Norway. Jis man, brolis, va čia apie ženklus iš Norvegijos pasakoja. But I want to tell you, I see many Christians that are living neon signs. O yra daug žmonių gyvenančių tai ženklais. And the sign that is flashing on their foreheads is loser. Ir jų ženklas ant galvos tai yra nevykėlis, I'm loseris. just a loser. Aš tiesiog nevykėlis, You can loseris. see it flashing. Tu gali matyti tiesiog Loser. šviečia, švieslentė. Loser. Nevykėlis, Loser. loseris, Loser. loseris, Loser. loseris, nevykėlis, Loser. nevykėlis, Loser. nevykėlis, Loser. loseris. Yeah? Taip? You know the kind of people I'm talking about. Jūs suprantate, apie ką aš kalbu turbūt. Everybody's trying to be spiritual and they're nothing but a loser. Daug yra, kas bando labai būti dvasiniais, bet jie yra niekas kitas kaip loseriai. Because the attitude is, Nes jų nuostata, požiūris. oh, pastor, O, pastoriau, I just want to die and go home to be with Jesus. nieko daugiau nenoriu, kaip tik mirti ir eiti pas Kristų. Well, if you just want to die and go home to be with Jesus, please die now and go home to be with Jesus. Tai girdi, tai ko tu lauki, taigi mirk ir eik iš pas tą Kristų. Because you're in my way. Nes tu stovi ant mano kelio. You're a loser. Tu esi loseris. You don't remember when Jesus, how many times did Jesus Kiek kartų Kristus have to tell everybody, get Turėjo- out of the room? turėjo pasakyti, eikit iš kambario. Out. Everybody. Lauk, Out, out, lauk, out, lauk, 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 lauk.
Because he couldn't do a miracle Nes jis negalėjo padaryti stebuklo. because of their stinking unbelief. Dėl jų tos prasmirdusio netikėjimo. Out. Lauk, Get out. lauk. Huh? I can't work here because of your unbelief. Aš negaliu čia veikti dėl jūsų netikėjimo. He did no miracles Jis nepadarė jokio stebuklo. in Nazareth except Nazarete. heal a few sick because of the stinking unbelief. Dėl tik kelis ligonius išgydė. Dėl jų to prasmirdusio netikėjimo. That you are just the son of Joseph and Mary. Oi, taigi tik Juozapo ir And your Marijos brothers sūnus. and Ir sisters tavo we broliai know. ir seseris, mes juos žinom. No, you don't know them. Ne, jūs And nežinote. I'm not the son of Ir aš Joseph. nesu Juozapo ir I'm the Marijos son of sūnus. God, Aš esu and Dievo you don't sūnus. know my brothers Ir and jūs sisters, nežinote mano because brolių if you seserų. knew my Nes true jeigu jūs brothers and žinotumėte sisters, mūsų you would tikrus know they're brolių people of seseris, power, jūs and žinotumėt, people of life, kad and gyvenimo people of substance, žmonės, and people of tikri authority. žmonės, autoritetingi žmonės. and people that do the will Ir žmonės, kurie vykdo valią. of my Father, Mano tėvo, which is in heaven. kuris yra danguje. Hallelujah. Hallelujah. See, mistaken identity. Prasilenkęs toks identitetas. The church is full of mistaken identity. Daug tokių klaidingų, prasilenkusių identitetų, asmenybių. When I came to Lithuania, Kai aš atvykau į Lietuvą, what did you loudmouth African coming here for? o ko tu čia plačiaburnė afrikietė atvykai čia pas mus? You coming to take our money. Atėjai čia mūsų pinigų. You're coming to do this and you're coming O to tu do atėjai dėl to ir dėl anto ir dėl You trečio. pathetic person. Tu apgailėtinas I žmogus. don't need to come to Lithuania to take your money. Man nereikia atvykti į Lietuvą dėl tų I pinigų. don't need to come here to find a place to preach. Man nereikia čia vietos salės, kad galėčiau I pamokslauti. got so many places to preach, I don't have the time. Aš tiek turiu vietų, kur galiu pamokslauti, kad aš net neturiu tiek laiko. I don't come to take anything. Aš netvykau paimti nieko. I came to give Aš atėjau duoti. the reality Realybė. of the Word of God, Dievo žodžio the realybė. reality of the kingdom of heaven. Dievo karalystės realybė. atnešė. I don't care if you're 1 or 10 or 1,000 people. Man visiškai nesvarbu. Dėl vieno, dėl 10 ar dėl 1000. I'll preach to one the same as I'll preach to 1,000. Aš pamokslausiu dėl vieno, lygiai taip pat kaip dėl 1000. Because if there's one that's passionate for the Nes jeigu kingdom, vienas yra užsidegęs, aistringas dėl karalystės, or 100 that's passionate for the ar kingdom, 100 Or užsidegus 1,000 dėl that's karalystės, ar passionate for the 1000 kingdom, užsidegus it's dėl all the karalystės. same, beloved. Bet tai yra tas pats. But be passionate for the kingdom. Bet būti užsidegusi dėl Stop karalystės. being a loser. Nustot būti to loseriu. Loser. Loseris, Loser. loseris, nevykėlis, Loser. nevykėlis, nevykėlis. A blood-sucking leech. Kraujasiurbys. Kraujasiurbys. Arba siurbelė, arba You got my uodas. picture. Kažkoks. You know, there's so many people that just nothing but blood-sucking leeches. Jie nieko neveikia, jie tik kraują siurbia. Just suck the life out of you. Siurbia ir siurbia, siurbia iš tavęs gyvenimą. Tiek daug tokių žmonių. Yeah, and, you know, I don't mind Man visiškai nesvarbu. giving everything I've got to somebody that's really hungry Atiduoti viską tam, kuris tikrai yra ištroškęs. and is going to run with it. Ir kuris pabėgs su tuo. But don't come suck the life out of me Bet neteik išgerk to gyvenimo iš manęs, because you're a loser and you'll always be a loser. būdamas loseris ir norėdamas pasilikti to loseriu. Because you don't have the guts Nes tu neturi jėgų and you're not obedient ir tu nesi to paklusnus do what the king has told you to do. daryti tai, ką karalystė reikalauja daryti. Amen. Amen. See, I'm his inheritance Matot, aš esu jo palikimas on this earth. šioje žemėje. He has invested in me. Jis investavo į He mane. has invested in you. Jis investavo į He has tave. invested in us. Jis investavo He į has mus. invested his power. Jis He investavo has savo jėgą. invested his life. Jis investavo He savo has jėgą. invested his authority. Jis investavo savo He has autoritetą. invested his power. Jis investavo savo He has jėgą. invested, made Jis a investavo- great investment Padarė didžiausią savo investiciją. because he didn't purchase you Nes jis tavęs nekaltina. with corruptible things. E, With corruptible things as silver and gold. Jis atpirko tave ne kažkokiais auksu ar sidabru, But by his, pranykstančiais dalykais, by his precious blood. bet jis savo nuostabiu krauju išpirko.
apiplovė. Hallelujah. Amen. You are not your own. Tu nesi You- nepriklausai savo. Taip. You have been bought. Tu buvai nupirktas. You are owned. Tu esi nuosavybė. I am his slave. Aš esu jo vergas. You know, we don't want to hear that word Mes because labai nenorim girdėti to pavadinimą. we don't want to hear that word Mes because labai nenorim you girdėti to know, the pavadinimo. history of slavery. Nes matot, visa istorija to vergystės, vergovės. Yeah, so nobody wants to ever be called a slave of Todėl another niekas person. nenori girdėti tos vergo to pavadinimo, Too bad. nes tai yra If per you don't daug like blogai. it. Jeigu tau nepatinka, He bought tau you. blogai. Jis He nupirko bought tave. you. Jis nupirko tave. He owns you. Tu esi nuosavybė jo. He invested in Jis you, investavo į tave and you are his ir inheritance. tu esi jo palikimas. Yeah. Yes. Hallelujah. The inheritance Palikimas. of the saints Šventųjų. in light. Apšviesti. He has invested in me. Jis investavo į mane. I am his mystery Aš esu jo paslaptis on this earth. šioje žemėje. Hallelujah. Hallelujah. All right. That was just my introduction. Now, Nu, čia buvo tik now įžanga, preach o the dabar message. pradėsim pamokslą. Oh, yo. Verse 6, chapter 2. 2 and 6, yes? And Antras hath skyrius, raised šešta eilutė. us up together Antras skyrius, šešta eilutė. Kartu prikėlė with himself and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus, ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, that in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. kad ateinančiais amžiais savo gerumu parodytų mums beribius savo malonės turtus Kristuje Jėzuje. That God Kad Dievas might show galėtų parodyti the riches, turtus, the exceeding riches, beribius turtus, the unlimited riches, nepribotus, beribius, the uncountable riches nesuskaičiuojamus turtus of his grace. savo malonės. Christ in you, Kristus tavyje, Christ in you, Kristus tavyje, the power in you, jėga the tavyje, life in you, gyvenimas the tavyje, substance in you. tas tikrumas, substancija tavyje. Hallelujah. Hallelujah. That he might show it Kad galėtų parodyti, throughout the apreikšti eternal ages. per amžius. Hallelujah. Hallelujah. What a God. Koks Dievas. And then in chapter 3, Trečiame skyriuje skaitome. verse 8, unto Aštunta me, eilutė. unto me who am the less, unto me who am less than the least of all saints, Man, visų šventųjų mažiausiajam, is this grace given, atiteko malonė, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. That's your inheritance. skelbti pagonims, nesuvokiamus Kristaus turtus. Tu esi turtas. Now, beloved, Tai tavo turtai. preaching the unsearchable riches of Christ. Pamokslauti nesuvokiamus turtus. Don't sit there and say, well, that